Situacija labai paprasta. Lūpam viską lauką vakar užtepiau, nes nesustinga, nepatinka man, kai nesustingsta greitai, tai kažkaip man noris nulupti. Į parduotuvę, kai nuvariu, papasakau situaciją, sako, imk pudros kažkokios tokios, susimakaluok ir užtepk, sako. Taip ir padariau, bet kadangi nesustingsta, tai metų lauką šią varys su epoksidinė derva ir stiklo pluoštu. Užvarysiu gerai, paskui plonų sluoksnį užtepsiu gelkautą, nu kaip plonų. Kiek čia truks. Užtepsiu gelkautą ir bus žmoniškai, senoviškai. Nežinau, senoviškai, naujoviškai, bet bus kaip priklauso. Tai aną pusę jau nulupau, liko šitą pusę prasišveisiu, gražiau pasidarysiu kraštus ir dėsiu stiklą pluoštą. Bus pakaina galva, ramiai miegot galėsi. Dabar čia su ta pudra man kažkaip biškį nesižiūri, nu, nejaukiai. Bet galim pataisyti, kol dar galim. Nes mūsų situacija biškį pasikeitė, mes galim labai nesidraskyti čionai. Kaip ir esam sutikę pagelbėti Mariui su jo laivu. Maris bus mano darbdavys dabar. Eisiu dirbti prie jo laivo ir už algą. Užsidirbsim pinigų kelioniai biškį ir tęsim savo žygis toliau. Tai va. Tokios naujienos, tokios žinios. Biškį užknisa, kai reikia tą patį darbą perdaryti, aš nemėgstu. Aš mėgstu, kad pasidari ir nereikėtų grįžti, bet nu ir kaip ir kitas tik žinosiu, kad burti čia su tokiais dalykais nelabai gerai. O kur uždėjau ten tą filerį epoksidinį, tai puikiausiai sukietėjo kaip akmuo ten. Viskas ten puikiai. O čia nepasisekė. Vienu žodžiu. Čia negali tepti, nes to filerio belia kiek reikės. Šitas fileris susikainuoja ten už tą bunkutę puslitrinę. Gal šiam eurų sumokėjau. Tai čia gali neužtekti jos. Nu, čia dar prasišveis ir užsidės šis senus špaklis kažkaip. Ai ne, čia šitas gelkautas, čia špaklis matosi. Čia žalias tas irgi tipo epoksidinis kažkoksai fileris, bet kažkodėl čia šlapiavo biškį, tai pratryniau ir jį padarysim, kad nebešlapiuotų. Buvo prižadėta vaikui į atrakcionus nuvaryti, tai išsirašėm, kepurinėjam dabar į atrakcionus. Dirba tik šeštadienį ir sekmadienį. Dar reikia nueit paklausti, gal važiuoja autobusai, kažkoks tai laukia ten žmogus, gal pasakys. Atvažiavom į vandens parką, žiauriai daug žmonių, tiek mašinų, bet pabandysim patekti į vidų, pasimaudyti. Žodžiu, varom. Akvaparkas kaip Kazinkė. Aparatų pristatyta, gali varyti, lošti. Leidom Luką ant batutų pašakinėti. Kas antras batutas veikia. Čia kur iksai tipo negalim šokinėti ant jų. Nu taigi kas antras realiai. Daugiau visi užklijuoti.
norint eit ant batutą pašokinėti, reikia nusipirkti kojines. Susimoki, kad ateiti šitą zoną, papildomus pinigus. Tada turi mokėti pinigus už kiekvieną tą aparatą, jeigu nori pažaisti. Realiai vaikai gauna batutą, dar kažkokį ten labirintą ar ką. Nu ir viskas, o daugiau viskas papildomai reikia mokėti, aišku, ant batutą. Dar reikia koinis nusipirkti, kitaip specialis, nesleistančius, kitaip neįleis tavęs. Tai Luka duodas dabar. Smagu. Tėvai kavą mėgaujasi. Ir tos visos pramogos čia kainavo nepilna 100 eurų už visus 3. Tai reiks apeit apžiūrėti. Gali būti iki vakaro 6, tai vadinasi nuo 11 iki 6, čia jokio laiko limito nėra. Išsipirkai gali būti visą dieną. Nu, eisim pažiūrėti tų pramogų, kokių ten yra. Ko neklausėt nuomonės apie čia tą parką visą. Nu, toksai taip biški įdomiai. Nu va, einam pasižiūrėsim, kas čia vandens parke. Tai pusė neveikia. Ten va kažkokios bangos darosi. Nu, einam pasižiūrėsim, kur čia persirengimo kambariai kokie. Taip tai muzika groja labai garsiai, čia kaip kokiam klube vaikštam. Ten visokių tų čiuožyklų yra. Čiuožyklų tai bele kiek, tik įdomu ar veikia jos, nes daug kas neveikia. Nuvarysim, pažiūrėsim. Ten, kur prieš tai filmavo aikštelę, tai garantuotai šitų darbuotojų mašinos tik tai sustatytos, nes žmonių nėra, vien šitie, vien gelbėtojai aplinkui, čia jų gal 100, ant kiekvieno kampo po gelbėtoją. Nu, žiauriai jiem čia neapsimoka dirbti. Bent jau dabar, kai ne sezono metas, gal sezono metu ir būna žmonių, bet dabar tai apgailėtinai. Zyzia, kad nenori, nemoka važiuoti, zyzia ir dabar va išmoks einant atgal iš to atrakciono. Jau važiuoja ant 2 ratų. Va, kaip vyksta pailsėjimas sekmadienį. Čia pliažas, matai, yra. O čia gatvė biški gal. Bet visi kibirais maisto prisivežė, muzikas klauso ir stovyklauja. Maudas. Ne pats švariausias vanduo atrodo, bet tai ką. Normaliai biški šiukšlių palieka, bet tinka jiem. Nu ką, atėjo šventė ir į mūsų kiemą. Turim oro kondicionierių. Va tokį montavo mum. Pučia vėsų orą. Įmanoma gyventi. Dabar lietus lyja, tai žodžiu neparodysiu, kaip čia viskas. Baisiai karšta. Tai šiaip, kai nelyja, o saulė šviečia, žiauriai čia būna karšta, neįsivaizduoju kiek laipsnių. Po to tento ant pavėsio būna gal 40. Tai čia biški pajudi ir purškia prakaitas. Išsinuomavom oro kondicionieriui, jo kaina yra iki 10 eurų, tiksliai net nežinau. Iki 10 eurų dienai, bet čia be jo gyventi tai sudėtinga, nes naktį
neina užmygti, kokią tik 10 valandą laivas prasivedina su ta vėsuma, oras prasivaikšto, biškį atvėsta ir įmanoma miegoti. Tai dabar bus įmanoma būti ir laive, ir dieną. Ir ateiti biškį atsivėsinti į vidų per pietų pertrauką tarp darbų. Taip. Tai toksai biškį atgaiva bus sielai. Mano planas yra toks. Dabar eisiu kylio tvarkyti, su epoksidinė derva ir stiklo pluoštu dirbsiu. Pabandysiu užtaisyti tas visas ertmes, kur atidengiau, kur buvo drėgmės. Susimakaluosiu epoksidą, sudėsiu stiklo pluoštą ir turėtų būti gerai. Paskui užvarysim gelkauto. Nu, vienu žodžiu. Turėtų būti viskas kaip ir tvarkoj. Einu dirbti, gal parodysiu ir jums. Pradėsiu nuo šitos pusės, apsivalysiu čia ir dėsiu naują sluoksnį, tiesiog stiklo pluoštą, paskui sušveisiu, sulyginsiu, užtepsiu gelkautą ant viršaus, tada šito grunto nugruntuosim ir nudažysim ir bus viskas. Tai va, einu dirbti. Žodžiu, lopais taip dėlioju, pasiskinu tų pluoštą to ir priterlioju va taip va šio. Privaru į tas duobes, paskui pravažiuoju dar su tuo voliuku, oras kad išeitų. Nu taip po truputį ir išsidirbinėju čia. Aišku, jūs taip nedarykit, jūs žinot kaip geriau. Aš nesu specialistas, tai nebūtinai imti pavyzdžiui iš manęs, bet tai iš bėdos gali irgi pasinaudoti tokiais dalykais. Vyksta terliojimas. Priterliausiu aš tą stiklo pluoštą čia, paskui nusišveis ir užsipildys su fileriu ir bus galim gruntuoti ir dažyti. Atsibodo jau biškį čia dirbti su tais visais, bet reikia padaryti, niekur nepradings. Labas rytas. Gal kam ir labas. Man dar vieną dieną osis. Papasako, ką darai? Gruntuoju linijos vietą. Baltos. Nugruntuosi, bus galim dažyti jau. Nes biškį buvo atsilupusi jinai man. Dabar nusigruntuosi, nusidažysiu. Tada bus galim poliruoti šonus. Nupoliravus šonus bus galim gruntuoti. Na, žodžiu. Dar tie falšbortukai, ar kaip jie čia vadina, reikia nuimti. Nebežinau, ar aš juos čia valysiu, nes per vieną naktį vėl oksidavosi. Tai arba iš karto reikia tepti su epoksidinė derva, arba palikti taip, bet greičiausiai paliksiu taip. Ir prisiklijuosiu aš tiesiog juos, nebesuksiu galvos, nebegaišiu laiką. Atsiboda man čia jas trinti. Tai va, vargs. Papasako, ką maišai, ką darai? Tai maišau 3 komponentų čia tuos dažus. Dėsim tą juostą ant korpuso baltą. Ta, kur prieš tai gruntavai. Dabar uždėjau tiesą, dabar šviesą dėsiu ant tiesos. Paskui gal dar ką nors kur nors padėsiu. Bais karšta.
Ant saulės šiandien labai karšta. Šitas skurdą dedam netupučiu, nes nėra čia kur lįsti. Greičiai įtakos neturi. Tai terliosim šitai. Luka draugų susirado, žaidžia kortom. Palyginu čia tuos, kur numaliavojau. Nuriebalinsiu, uždėsiu filerio, epoxy filer vadina. Užpildas toks kaip palešpaklis. Uždėsiu, nudžius, dar biškį prašveisiu, nulyginsiu ir bus galima tepti gruntą ir dažyt. Nu, bus paruošta, žodžiu, dažymui normaliai. Tai va, ir viskas, tada pabaigsim dažyt, nes lietus pradėjo lyt ir nebe... Bet žiūri, čia kur užsidažė, tai niekur nenubėga, viskas gerai, va. Gali liest net. Nu, žodžiu, maliavūnės vyksta. Reikalų daug. Mūsų parduotuvėje maisto prekių Bautjerde išpirko visas daržoves ir vaisius. Jau kokias 4 dienas nieko nepapildo lentynose. Einam su Luka ieškoti dabar. Gal kur rasim daržovių? Tai ten yra toks kioskelis su geltono stogo. Ten kartais būna pardavinėja vaisius ir daržovės. Tikėkimės dirbs. Tuščia. Nu, einam į laivelę atgal. Antras sluoksnį dedi, taip? Nu. Antras jau žmoniškiau atrodo. Aišku, iki idealumo paskui reikėtų prabraukti su kokį 320 popierium prapoliruoti, nu, bet ką žinai, čia kas nors taip daryk. Bet negali žinoti, kas užbanguos. Tiesos valandą arba su visu gruntu nueis šaibam, arba gerai nusiplėš. Gal gerai plėšęs, nežinau. Gerai visai. Iš toli išvis gerai atrodys. Bet iš toli ir aš gražus. Viena pusė baigta. Iš tolo gerai? Gerai. Gerai. Apačia dar užsidažys. Pasakyk, ką tepe. Užpildą. Tokį epoksidinis užpildas, labai brangus, labai geras. Užpilda visas ertmes nereikalingas. Nebežinau, kur sutep labai greit stingsta.